Rankose laikau 70-ame dešimtmetyje, 20-ame amžiuje sukurtą saldainių dėžutę su Alytaus herbu. Butrimonis miestelis Alytaus rajone. Butrimonis garsus savo žemdirbiais, įvairių sričių specialistais, garsus Butrimonis pasaulyje ir todėl, kad čia gimė Berensonų šeima. Neįtikėtina šeima. Apie ją mūsų istorija. Štai maža mergaičiukė, vos 7, pasiruošusi taikliausiam metimui savo gyvenime. O čia Steponas Darius. Šios legendinės asmenybės istorija jau rodos išnarstyta po kaulelį. Nežinia, ar jis buvo girdėjęs Sendos Berenson istoriją, bet su Elena Kubiliūnaite Garbačiauskiene, lengvaatlete, sporto žurnaliste jis tikrai buvo puikiai pažįstamas. Kaip susiję šie 3 žmonės? Pradėsime nuo Sendos, gimusios 1868-aisiais, nes ji pirmoji palietė oranžinį kamuolį. Visiškai šalia tai yra jos namas, kuris, aišku, tuo metu sudegė ir jie išvyko į Jungtines Amerikos valstijas, bet matyt, ta dvasia čia ir sklando, nes kaip ir pats jos brolis, menotyrininkas Bernardas, sakė, būdamas 90 metų, kad aš vis dar sapnuoju kaip 10-metis berniukas, sapnuoju savo gimtinę, prisimenu jos grožį, prisimenu gamtą, prisimenu puikiai Lietuvos istoriją. Ką jis atsinešė iš Lietuvos, tai posakį pasakė, kurio jis persimesdavo su savo žmona. Niekas aplinkui lietuvių kalbos to posakio nesuprato, jeigu kas nors labai plačiai nusišnekėdavo ar panašiai. Tarp jų buvo toks kodinis pasisakymas. Berensonai ir Lietuva, Butrimonys ir Jungtinės Amerikos valstijos, bei oranžinis kamuolys, aplink kurį sukasi šimtai nuostabių istorijų visame pasaulyje. O viena jų prasidėjo čia, Alytaus rajone, Butrimonių miestelyje, XIX amžiaus antroje pusėje. 2 sesės, 2 broliai, tai brolis Bernardas, brolis Abraomas ir 2 sesės, kuri viena buvo fotomodelis. Tai va, tiek tų žinių, tėvelis Sendos Bernardo kilęs yra nuo Daugų krašto, o motina yra čia vietinė butrimoniškė, tai jų kelias čia susitiko. Plonytis, bet nenutrūkęs, istorijos siūlas iš sporto šlovės alėjų, megapolių mados scenų ir pasaulio istoriją saugančių Metropolitano muziejaus Niujorke koridorių. Ir tas siūlas veda į Lietuvą. Berensonas galbūt buvo, gal ir nebuvo iškiliausias italų renesanso žinovas savo laiku, bet tikrai buvo garsiausias visam pasaulyje, labiausiai pripažintas ir tikrai kaip ekspertas tuo metu neturėjo sau lygių. Visiškai drąsiai galima tą tvirtinti, nes pirmiausia, jis ir buvo vertinamas kaip praktikas, ekspertas, dailės kūrinių, šito periodo kūrinių žinovas. Ir galų gale jis buvo tas, kuris suformavo Niujorko Metropolitano muziejaus italų renesanso dailės ekspoziciją. Kitaip tariant, jis ne tik yra atradęs ir iškėlęs daugelį iki tol nežinotų arba mažai žinotų pavardžių, nustatęs autorystę, nustatęs kūrinių vertę, panašiai, bet jis tiesiog suformavo mūsų akise, tiksliau 20 amžiaus žiūrovų akise, tą bendrą renesanso kaip reiškinio sampratą, tą bendrą korpusą, kas vertinga, kurie dailininkai iškiliausi, kas kur, kokioj vietoj ir panašiai. Visur pasaulyje krepšinis yra
ypatingo populiarumo sporto šaka. Nebejotinai mažai kur pasaulyje yra monumentai skirti šiai sporto šakai. Tado Gutausko kūrinys žinomas ir Lietuvoje, ir ne tik joje, ir svarbus ne tik kaip skulptūros darbas, bet ir kaip dėmesio Lietuvoje mylimai sporto šakai ypatingas ženklas. Na, jeigu jau Džeimsas Neismitas sukūrė krepšinį kaip po tokį, apskritai kaip sportą, kaip reiškinį, tai būtent Sandra Berenson Abbott buvo pirmoji, kuri nusprendė pabandyti jį pritaikyti moterims. Nes tuo metu komandinis sportas moterų, na, tai buvo faktiškai neįsivaizduojamas reiškinys. Įsivaizduokim, kai būtent įvyko pirmosios moterų krepšinio rungtynės, tai buvo 1893 metais. Tai pavyzdžiui, dar tose pačiose Jungtinėse valstijose, kadangi ten buvo būtent ir įvyko pirmosios rungtynės, dar turėjo praeiti beveik 30 metų, kol, pavyzdžiui, moteris gavo galimybę balsuoti rinkimuose. Tai apie tai, kad būtų kažkoks tai komandinis sportas, sakykime taip, tai buvo iš viso neįmanoma įsivaizduoti. Butrimonis labai įdomus miestelis. Čia yra sugyvenę anuomet žinoma gerokai gausesnės 3 monoteistinių religijų bendruomenės – judaizmo, krikščionybės bei islamo išpažinėjai. Ir tuo metu, ir po to, po Pirmojo pasaulinio karo, ta bendruomenė buvo didelė. Veikė 54 parduotuvės čia Butrimonyse ir praktiškai visos jos buvo žydų. Aišku, tas likimas po to jisai, kaip ir daugelį Lietuvos miestelių, jis buvo tragiškas ir čia šalia yra būtent kapinės žydų, kuriuose palaidota netoli 1000 žydų. Jungtines Amerikos valstijas pasiekė visa Berensonų šeima. Sandos broliui Bernardui tuomet buvo 10 metų. Jie visi tikėjosi, kad čia viskas klostysis lengviau ir šviesiau. Išvykus į Jungtinės Amerikos valstijas, tėvas nusprendė atsiriboti nuo šitos Valvrojanski pavardės ir kadangi matyti šalia gyveno žydai, vokiečių žydai, kurie galbūt nelabai žiūrėjo į tai palankiai ir jie keitė pavardę į Berenson. Tai nors nuo jos atitrūkti buvo netaip ir lengva, kadangi apie 50 šeimų buvo kilę iš čia, iš Butrimonių. Išlikti, išgyventi ir susikurti naują savo tapatybę. Galbūt taip mąstė Sandos tėvas, atsisakęs pavardės, nebesilankęs maldos namuose, bet vaikai mokėsi, gavo išsilavinimą. Jau būdamas 3 metų skaitė vokiškai. Pradėjęs mokyklą lankyti, jau jisai skaitė prieš klasę, skaitydavo kitiems vaikams ištraukas iš maldynų. Bernardas Berensonas buvo apdovanotas regimąja klausa. Tokį jo vertinimą girdime iš profesionalų. Ir tai buvo tiesus kelias į menotyrininkų Olimpą. Jo asmenybė irgi labai, netgi sakyčiau, ne tuo laikiška, o šiuolaikiška. Aš taip spėju, dėl tos priežasties, kad jis visada sugebėjo sudaryti sąlygas savo moksliniams tyrimams, o būtent jau būdamas labai jaunas, dar gyvendamas Amerikoje, jis apsirūpino mecenatų paramą, kurių dėka jis išvyko į Europą ir galėjo keliauti ir vykdyti tos savo tyrimus. Iškeis mokėjo dirbti su žmonėmis. Tai vad Berensonas sugebėjo, atvykęs į Italiją iš Amerikos 1888 metais, keliavo po visą Italiją ne vienus metus ir rezultate išleido 4 knygas pagrindinės. Tai yra Venecijos, Florencijos, Centrinės Italijos ir Šiaurės Italijos Renesanso dailininkai. Iš jų po 30 metų gimė 3 tokia fundamentali knyga, jo toks opus magnus, Renesanso Italijos dailininkai.
Va, o šiaip jis be abejo yra rašęs ir spausdinęs daugybę kitų dalykų ir buvo svarbi, laikoma originali tiesiog jo metodika, ar tiksliau ekspertizės metodika. Kai Bernardas Berensonas apsigyveno Italijoje, šioje šalyje krepšinio lyga dar net nebuvo susikūrusi, o jo sesuo Senda dar visai neseniai buvo svajojusi apie pianistės karjerą. Dėl ko jie pradėjo sportuoti, nes buvo sunku tiesiog išsėdėti dėl nugaros problemų prie pianino ilgesnį laiko tarpą. Tiesiog nugara pradeda lūžti per pusę ir tada, jau ką tu padarysi. Tai iš pačių nekentė sportą, visiškai sakė, čia yra, man skauda visą kūną, vos tik tai aš kažką padarau. Tai yra siaubas kažkoks. Bet taip po truputėlį, tai po 3 mėnesių jau galima daryti treniruotes 2 valandų. Praeina metai, dar 1 metams lieka sporte. Pereina jau ir į dėstytojavimą ir taip toliau. Ir labai jauna tai padarė. Jie jau buvo vos virš 20 metų. Ir kai jį pastebėjo, perskaitė apie būtent tą naująjį sportą, Jameso Naismito vadovėlį Physical Education, fizinis lavinimas. Ir ji nusprendė, kad, reikia pabandyti galbūt pritaikyti šitą ir moterims. Nes prieš tai jinai, aišku, jau vedė gimnastikos pratimus taip toliau, bet jie kažkaip taip, nekabino publikos, nekabino tų žmonių ir reikėjo sugalvoti kažką naujo. Pačios pirmosios moterų krepšinio rungtynės Jungtinėse Amerikos valstijose įvyko 1893 metų pavasarį. Tuomet jos dar buvo žaidžiamos pagal 13 originalių žaidimo autoriaus Jameso Naismito taisyklių. Beje, kai kurios iš jų tebegalioja ir šiuolaikinėme krepšinyje. Ir tose pirmose rungtynėse, pavyzdžiui, vyrai net nebuvo įleisti į salę. Būtent pagrindinė dėl moterų aprangos, nes aišku, moteris žaidė ir su, galim sakyti, su tokiom, sportiniam kelnėm ir dar ant viršaus buvo sijonas, kuris buvo kelių aukštyje. Tai yra, ypatingai provokuojanti apranga, tais laikais, jūs įsivaizduokit, ar ne? Ir aišku, tose pirmose rungtynėse, pavyzdžiui, Senda Berenson Abbott išmetė pirmąjį ginčo kamuolį, kaip kad dabar daro teisėjas prieš bet kurių rungtynių pradžioje. Ir dar net neprasidėjus rungtynėms įvyko pirmoji trauma, nes išmetus tą būtent ginčo kamuolį, kažkaip užsikabino vienos iš vidurio puolėjų ranka, su būtent Berenson ranka ir viskas baigėsi išnirusiu petimi. Tai yra, dar net neprasidėjus rungtynėms jau pirma trauma, jau yra baisu, kai atrodytų tu specialiai paėmė moterims tą sportą, kad tai būtų ir gražu, tai vystytų ir visa kita. Ir vėliau dėl tos priežasties jis šiek tiek pakoregavo tas originaliasias Jameso Naismito taisyklės. Net ne šiek tiek galima sakyti pakankamai stipriai. Krepšinis Lietuvoje tai irgi prasidėjo iš esmės nuo moterų, netgi nuo moters. Labai daug kas mėgsta atiduoti tą Steponui Dariui kaip pradininką, tas vienintelis, kuris pradėjo, taip jis prisidėjo ir niekas to neginčia. Bet ta pradininkė, būtent mano gilių įsitikinimu, turėtų būti yra moteris, tai yra Elena Kubiliūnaitė Garbačiauskienė. Lyginant su Senda Berenson Abbott ir tą pačią krepšinio pradžią Lietuvoje, tai aišku laiko turėjo praeiti. Jeigu mes kalbam, kad Berenson Abbott pradžia buvo dar 19 amžiaus pačioje pabaigoje, ten jau paskutinį 10-metį, tai iki Lietuvos krepšinis ėjo dar ne 1 10-metį. Oficialiai pirmosios rungtynės įvyko 1922 metais Lietuvoje. Aišku, užuomazgos buvo ir iki tol. O Steponas Darius prie šio sporto plėtojimo prisijungė vėliau, kuomet Elena Kubiliūnaitė Garbačiauskienė jau buvo išvertusi taisykles iš vokiečių kalbos, taip pat įrengusi pirmąją krepšinio aikštelę Kaune ant Vytauto kalno bei subūrusi moterų žaidėjų grupę. Sendai, matyt, būtų patikę. Ir nors šeima, o ypač brolis Bernardas, Sendos nepalaikė, linkėjo jai savo kelio ieškoti meno srityje. Ji buvo atkakli. Senda Berenson Abbott yra vienintelė moteris įrašyta į Jameso Naismito krepšinio šlovės muziejaus sąrašą.
Senda Berenson Abbott selected the first women to play in that first basketball game, she sent them formal engraved invitations. Būtent Senda Berenson Abbott labiausiai buvo įvertinta jau po savo mirties, kadangi jinai mirė 54 dar metais, beje labai simboliška, kad mirė vasario 16 dieną. Tai yra net ir paskutinė savo gyvenimo diena išliko tas netiesioginis, bet išliko ryšys, sakykime taip, su Lietuva. Šiemet pas mus lankėsi Marcas Berensonas, brolio proanūkis. Jam tiesiog buvo įdomu, kur gyveno jo seneliai, kur jo proseneliai gyveno, norėjo pajusti tas savo šaknis. Ir Marcas Berensonas irgi dėstytojas ir jisai parašęs irgi daug veikalų, irgi tokio plataus išsilavinimo žmogus. Jis niekada nebuvo buvęs Lietuvoje, tai jam apskritai buvo viskas įdomu. Ir jam labai patiko. Jam patiko gal ta ramuma, jį palydėjom ir iki Klydžionių, kur žydų sušaudymo vietos, jis viskuo domėjosi.